Sveiki visi, užsukę į PDM garažą, kuriame yra naujienų. Tie, kurie iš jūsų žiūri ir kitus YouTube kanalus apie automobilius, turbūt jau pastebėjote, kad dominuojantis dabar trendas yra pirkti daužtus, skendusius, degusius automobilius ir juos tvarkyti. Link ko aš vedu, eikim prie reikalo. Tai į PDM garažą atkeliauja M5 PMD. Ir turiu pasakyti, kad greičiausiai tai bus pigiausias Europoje. Kodėl? Netrukus pamatysite. Planas toks. Turim penktadienio vakarą. Užsukau iki garažo pasimti man reikiamų daiktų kelioniai. Dabar važiuosiu įskabinti tralo ir tuomet jau kelias pro Lenkiją. Laukia kiek daugiau nei 900 km vieną pusę. Tai rytoj ryte atvažiuojam. Tvarkingai bandom kažkaip tą mašiną užsikrauti ant tralo, nes yra reikalų su pakaba. Ir ją parsivežam namo. Katytės jau mažos, susukta nemažai kilometrų, kokie 500. Važiuojam jau nebeapžiūrėti, nes apžiūrėjom praeitą savaitgalį, o važiuojam jau pasimti naujo pirkinio. Tiesa, kelionė prasidėjo biškai ne visai sklandžiai, nes prie Kalvarijų punkto mums į traliuką važiavo fūra. Visa laimė, kad pažydimo kaip iš esmės nėra, viso labo užkabino tik atšvaitą. Tai va, pildom kuro baką, važiuojam ir ką, ir važiuojam. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna... Tai įprastai rinkoje toks automobilis 2019 metų Preface'as M5 PMD rinkoje kainuotų tvarkingas tarp 40–60 tūkstančių. Šį automobilį nupirkau už 13 800. Ir gal atrodytų, kad geras dylas, bet apeisime aplink automobilį ir pamatysite, kiek čia yra pažeidimų. Tai šio automobilio istorija tokia, kad praeitais metais automobilis pateko į įvykį ir dar pats mačiau praeitų metų lapkričio mėnesį, kad mobiliai buvo jisai už berods 20 000 eurų. Kaip vėliau sužinojau, gruodžio gale automobilį nupirko iš draudimo įmonės ir čia įdomioji dalis prasideda. Tai automobilį nupirko amerikiečių pilietybę turintis turkvokietis, kurio partneris yra Lenkas ir jie daro bizniuką. Tai žodžiu, nupirko iš Vokietijos tą automobilį, pervežė į Lenkiją, į Ščecino miestą, kur ten tvarko automobilius ir paskui juos pardavinėja. Vasario mėnesį atsirado naujas skelbimas šio automobilio, jau nebe už 20, bet už 15 900 eurų. Ir pasižiūrėjus nuotraukas, galėtumėt pagalvoti, seniai, čia kur problema, čia viskas labai patikimai atrodo. Tai anaiptol, kai automobilį dar gyvai pamačiau ir išgirdau abiejų pardavėjų Lenko ir to turko istorijas apie tą automobilį. Tai labai trumpai bandė man paaiškinti, kad automobilio jiems neapsimoka tvarkyti, nes per daug yra pažeidimų ir jiems užims labai daug laiko jį tvarkyti ir todėl sugalvojo jį parduoti. Tai kaip jau minėjau, automobilį sutariau nupirkti už 13 800.
ir galvojau, kurioje vietoje čia yra tas tricky part, kur čia gali būti apgaulė. Tai paprašiau irgi dokumentų prieš tai buvusio savininko pirkimo pardavimo sutarties, gavau dokumentą ir ten kaina buvo 16 500. Ir jau labai aišku, kad kažkur čia kažkas turėtų būti kaip ir negerai. Tai kol kas buvo įvairių variantų. Gau, kad gal kėbulas bananas, gal variklio defektas vis tik tais yra. Tai kol kas dar šitų spėjimų neturėjau galimybės pasitvirtinti, bet mano spėjimas yra iš tikrųjų, kad automobilį sutvarkyti ir jį iš jo parduoti, uždirbti yra gana sudėtinga, todėl kad dalių sąrašas yra didelis. Tai galim trumpai pasižiūrėti į automobilį ir jo pažeidimus. Tai šita pusė yra sveikiausia. Vienintelės dvi sveikos detalės šitame automobilį yra tai keleivio priekinės ir galinės durelės. Visa kita ir stogas viskas yra defektuota. Tai priekyje turim pažeistą sparną, suskilę stiklą, kapotas nušautas, viso priekio nėra. Tiesa, pažeidimas viršuje nėra labai gilus, tai tikiuosi, kad nebus ir lonžeronai stipriai pažeisti, ta prasme suėję į galą, matosi, kad jie yra šiek tiek palenkti, jie yra aliuminiai, tai nežinau, ar pavyks juos įsaugoti, aš labai tikiuosi, nes kad tuo atveju remontas labai komplikuojasi, ypač apžiūrinėjau šitą vietą, kaip dėl stakano, todėl kad šis ratas panašu buvęs, kad nurautas, čia nekreipkite dėmesio, uždėtas ratas, todėl kad nesąmoningai yra surinkta ta stebulė ir vėliau, kai jau pereikinėsiu steblę, tai paaiškinsiu, kur čia visa ta magija ir nesąmonė yra. Be žodžio, matosi virinimo žymė, ten giliau nėra šarnyro, kuris turėtų būti, o yra tiesiog varžtas, tai to pasekoje traukė lūžo susukus vairą. Tai aš kaip suprantu, čia prie Chimičių nuėjau Lenkijoje, toliau turim šitą sparną sugadintą, šitas dureles, veidrodėlis nulaužtas, galinės durelės ir toks skaudesnis yra galinis ketvirtis pažeistas. Ir taip pat visas galas, tai yra bagažinės dangtis. Ir anoje pusėje yra taip pat pažeidimas šito ketvirčio. Tai žiūrint iš nuotraukų, aš iš pradžių spėjau, kad greičiausiai bus taip, kad nusukta visa šikna kreiva dėl ano smūgio, bet atvykus pasižiūrėti į vietą, tai automobilį turbūt apsukinėjo kažkaip ir gavo smūgį į šitą kampą, nes po buferiu matosi, kad gautas pamušimas į patį kampą ar šiek tiek sulankstęs kardą. Tai aš net nebijoju, kad šitą ketvirtį tikrai išeis sutvarkyti ir tos kardos keisti nereikės, bet šitoj pusėje jau to tikrai nepavyks padaryti. Salone vaizdelį turime tokį, kad šovęs vairas, kojų airbagas, panelės airbagas, užuolaidos šovusios ir šovusi taip pat vairuotojo sėdynė. Tai vieni sakysit, kad tai yra visiškas kotletas, nesąmonė ir pinigų išmetimas, kiti sakysit, kad nieko čia gal tokio, keiti dalis ir važiuoji, tai tiesa yra kažkur per viduriuką. Didžiausia problema su šiuo automobiliu, kad yra didelis pažeistų detalių kiekis ir tai išpučia visą sąmatą. Tad pakalbėkime dabar apie pinigus. Štai čia turime automobilio ratlankį, tai yra Wheel Force vokiečių gamintojas plieninis ratlankis. Du anoje pusėje yra kaip ir sveiki, o šitoje pusėje trūksta 2 diskų. Tai vienas diskas kainuoja 660 eurų. Toliau automobilyje yra 3 šiam kameros ir viso jų yra 8. Iš tų 8 kamerų aš viso labo turiu tik 3 veidrodėliuose ir bagažinės dangtyje. Taip pat automobilis šaudytų daug airbagų. Kaip pavyzdys, panelė šarotė kainuoja apie 1000 eurų. Jeigu žiūrėti tiesiog taip komplektinį priekį, kas yra kapotas, sparnai, telikas, lempos, buferis pilnas, tai tokį vieną komplektą radau RRR ir jis kainuoja 7000 eurų. Ir pasižiūrėjus visą sąrašą, kiek čia automobilyje reikia dalių, darau prielaidą, kad galbūt iš tikrųjų tiesa yra ta, kad pasiskaičiavo
partneriai jokiems neapsimoko šio automobilio rinkti, daryti ir at the end of the day kažko labai daug neuždirbsi, nes sąrašas yra didelis. Tai koks mano planas su šiuo automobiliu? Skirtingai nei kiti, kurie daro tos projektus YouTube kanale, aš turiu labai aiškų tikslą. Noriu sutilpti į 30 000 eurų biudžetą ir epizodų eigoje aš pasidalinsiu lentelę, kur jūs ir matysite visą laiką, kiek kainavo automobilis, dalys ir koks yra likęs rezervas tam tikslui pasiekti. Tai nuo šios minutės yra svarbu rasti, pagrindinis dalykas svarbiausia yra rasti kuo pigiau gerų, tinkamų dalių šiam automobiliui. Kad projektas taptų dar sudėtingesnis, aš iš karto šį automobilį darysiu LCI versiją. Tai yra dėsis apdaila, kurie eina nuo 2021 metų. O čia mes turim 19 metų, tai yra prie LCI. Na, o dabar noriu dar trumpai greitai parodyti, kokia čia automobilio komplektacija, tokius įdomesnius perliukus. Tai pagrindinis žaisliukas, kaip matote, yra po kapotu. Tai yra BPM7S. Šis variklis standartė turi 400 arklio, su Stage 2, jeigu neklystu, galima užpūsti lygiai 500 arklio. Ekonomiškas dizeliukas. Tai šiuo metu šis variklis yra Quadro turbo, kas reiškia, tai yra 4 turbos. Tai jeigu neklystu, tai yra bene vienintelis BMW dizelinis motorius, kuris gamykliškai ėjo su 4 turbo. Kitas fainas dalykas, kad šis automobiliukas turi display key. Ir viena iš smagiausių funkcijų yra self-parkingas. Tai su šitu mygtuku paspaudus, kada automobilis jau bus surinktas, jisai turėtų pats važinėti. Pasižiūrim, kas dar yra viduj. Tai viduj turim mėlyną, tikrai labai gražus komforto salonas su masažu, šildomas vairas, šildomos sėdynės. Gale šildomos irgi sėdynės, plus yra 4 zonų klimatą, tai reiškia, kiekviena pusė ir gale gali reguliuotis temperatūrą. Turime head-upą, turime didį ekraną, turime klimos irgi ekranėlis yra skaitmena. Tai toliau mašinų yra Harmano aparatūra, kaip minėjau, 3M kameros, self-parkingas, daug tokių navarotų. Iš tikrųjų, automobilį jau yra sudėti ir KV-V3 koilai, yra sąskaita. Praeitais metais vasario mėnesį sudėti ir 2 mortikai kainavo nei daug, nei mažai, porą štukų eurų. Jeigu pasižiūrėtumėte rinkoje, 520D, G31 su rida iki 100 000 rida, jūs pamatytumėte, kad vidutinė rinkos kaina yra apie 20 000 eurų. Tuo tarpu 530D kainuotų apie 30 000 eurų. Na, aš jau minėjau, kad 5PM-D kainuoja apie tarp 40-60 000 eurų priklausomai nuo būklės ir komplektacijos. Bet šis automobilis, kuomet buvo naujas, kainavo nuo 85 iki 112 000 eurų. Ir mano viso šito projekto esmė yra pabandyti surinkti 5PM-D už 530D kainą. Todėl ir yra tas 30 000 biudžetas. Tai šiam kartui tiek, toks tas naujas projektas. Nepatingėkit, nepagailėkit paspausti laiką, subscribe, tai kanalų yra svarbu. O jau kitam epizodui jūs pamatysite, kaip čia viskas nusiardo ir koks yra pažeidimas, kokie kiti pažeidimai, kurie dabar kol kas dar slepiasi po pažeistom detalėm. Tada dar kartelį ačiū visiems žiūrėjusiems ir susitiksim jau kitam epizode. Iki. Die.